Welcome. Program activated. Synchronizing. Please enter your username. Username accepted. 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 Username accepted. What's up? Ką ilgai nesimatėm iš tikrųjų. Jo, tai ne viskas buvo pagal planą. Norėjau paleisti trečią dalį dienos D, bet dėja. Aš savo įsikėlęs turiu tokį kaip ir standartą, kad man pačiam mano video turi patikti bent 1% labiau nei buvo praeitas. Ir dėja su praeitų video neišėjo to padaryti, nes, labiau buvau orientuotas į pačią treniruotę, ne jos filmavimą ir, žodžiu, labai daug kadrų tiesiog nenufilmavau. Žodžiu, ir man tas video nepatiko ir aš jį buvau padaręs ir vėl nuėjo labai daug darbo tiesiog šunėjo nuo uodegos, bet nepaisant šito, grįžtu truputį vėliau ir pasistengsiu dabar jau grįžti su geresniu paprasčiausiai video. Krūva posūkių. Ir nelaikau tų dalykų kažkokia klaida. Čia paprasčiausiai irgi tokia buvo gera pamoka, kad, jeigu stengiasi daryti paprasčiausiai vieną dalyką, tai vieną dalyką ir susitelk ir tada turėsi visai gerą outcome. Tiesiog viskas išėjo į gerą, manau. Ir dar turiu negrąžintą skolą klausimą, kurį uždavė Fasad 1136. Klausimas skamba taip. O šita salė jūsų nuosava, niekada neteko matyti nei tavo kolegų video, kad kažkas ten apart jūsų sportuotų. Tai salė nėra mūsų nuosava. Salė priklauso miestelio bendruomeniai. Aš čia nefokusuoja. Ja. Tai ta salė priklauso miestelio bendruomeniai, yra už ją atsakingas žmogus, jau pasiteiravus pas jį, galime eiti ir sportuoti tą salę. Tai ta salė nėra mūsų nuosava, mes tiesiog kaip ir gavę leidimą joje sportuoti ir viskas, žodžiu. Toks labai paprastus atsakymas. Tai ir ačiū tau už klausimą, ačiū tau už nuolatinius komentarus po kiekvieno video, ačiū tau už palaikymą ir tikrai labai malonu sulaukti tų komentarų ir to palaikymo. Ir taip pat norėčiau paraginti ir kitus sekti tavo pavyzdžiu ir labai laukiu jūsų klausimų ir mielai juos atsakysiu. Skolas grąžinau, sąžinė rami, dabar lekiam į akmenis ir žiūrėsim, ką gausi šiandien padaryti.
antrą dieną. Šiaip iš tikrųjų po vakar dienos tai žiauriai skauda kojas, eina savo. Neatsimenu, kada jaučiau tokius skausmus, bet gerai, faina. Jaučiu, kad darbas buvo normaliai padarytas, normaliai paspaudžiu save ant pritupimų ir labai viskas liuks. Tai va, šiandien duosim apačiai pailsėt, duosim viršų šiandien daugiau padirbėti, tai žodžiu, lekiu spaust. Ir ką, susitiksim akmenyse ir žiūrėsim, ką šiandien gausis įgyvendinti. Turiu darbo. Taip gavosi, kad praeitą kartą sugadinau savo Veltvato mašiną. Svorių susidedu, pavyzdžiui, 200 kg ir viskas persiverčia į vieną pusę ir tūpti yra žiauriai nepatogu. Čia tiesiog vienas iš mano tokių kaip aksesorinių pratimų mano arsenale treniruočių ir jo, tai dabar eisiu viską sutvarkyti čia. Po praeitų mano čia eksperimentavimų viskas tiesiog išmėtyta. Didžiulė netvarka, tai vat, susirenku savo žaislus, susitvarkau mašiną ir pradėsiu. Gera apranga, ne, oranžinės kremo man tinka. Trečia epizodo dalis prasideda nuo darbščių rankų būrelio, bet nepaisant to, aparatas, medžio gabalas sutvarkytas, vėl reikės, manau, į porą metų, jis kažkur panašiai ir atlaikė. Liko valandą iki treniruotės, tai liko pasakyti pasitvarkymą, tiesiog čia išsivalyti, būtų pačiam malonu dirbti ir viskas, eisim traukti. Sveiki atvykę į mano asmeninį žiemos kario bunkerį. Dar kitaip galima jį pavadinti garažu tiesiog. Gero, kažkas atpažįstat gal iš istorijų šitą vietą. Kažkas esat sportavę čia pas mane. Tai va, šita vieta jau yra mano asmeninė, mano pačio rankom subildinta, pastatyta ir padaryta. Iš tikrųjų, neatsižvelgiu šitą investiciją jau, nežinau, eilę metų, čia gal 5 kokie metai eina. Ar 4 metai po teisybei, tai nežinau, vienas geriausių dalykų, kad realiai galiu išeiti pro namų duris, 10 metrų ateinu ir turiu va tokią prabangą tiesiog savo treniruotis be jokių problemų.
Tik yra viena problema, daugeliui, manau, iš jūsų būtų problema. Jo. Matėt, koks yra backgroundas, čia nėra durų, nėra jokio šildymo, praktiškai kokia temperatūra kieme. Tokią turiu ir čia, tik tai, kad vėjo nėra. Tuo metu mano rekordas buvo 160 pritūpime, tai esu tūpęs čia prie -18, ta prasme, čia jau toks šaltis, kur net per pirštinės jaučiasi, kiek metalas yra įšalęs. Jeigu ganėtinai, ta prasme, jeigu be pirštinių yra imamas metalas, tai tiesiog štanga realiai pradeda kibti prie rankos. Tai va, esu prie tokių temperatūrų čia treniruojusis, bet, nežinau, nematau visiškai nieko tame blogo. Aišku, darbingumas gal ir nebūna pats geriausias, bet, ta prasme, jeigu yra daromos mažesnės pertraukos, truputį papušinamas intensyvumas, tai čia su geresnė paprasčiausiai apranga yra puikiai temperatūra, galima savo puikiai treniruotis ir visiškai nėra jokių problemų. Tarp kitko ir imunitetas labai puikiai užsibildapina. Tai va, tai jeigu kažkas sakysit, kad jums per šalta treniruotis arba į ten, pavyzdžiui, komercinę salę negali dėl to, kad šalta kieme, nu, tai nežinau, neturiu žodžių, neturiu aš ką pasakyti paprasčiausiai. Atrodo, kad jūs dar mama prieš miegą apkamšo tikriausiai, jeigu sugebat tokius nonsensus šnekėt ir su tokia truputį aštresnė motyvacija ir tokiu drive viskas lekiam į treniruotę. Pajūčiai iš jėgos pusės tai labai galingi, ta prasme, pritūpimas 185 kg, 3 pakartojimam, tikrai mažam RP ir jo labai stipriai jaučiasi. Tada spaudimas 130, 3 pakartojimam, jo, spaudimas vienintelis iš tų veiksmų, kuris truputį atsilieka su jėga, jo, bet nepaisant to jaučiuosi smarkiai patobulėjęs pačioje technikoje, pozicijos visiems, štangos kontroliai, kas yra irgi, ta prasme, didelis žingsnis į priekį. Tai čia kaip ir viskas gerai, ištaisysim tas mažas klaideles, pasispausim su jėga ir viskas bus super. O trauka tai fenomenalu, ta prasme, gero gyvenime dar nesu taip jautęsis, kad taip su tokiu svoriu, kad štanga taip greitai atsiplėštų nuo žemės ir visiškai būtų effortless, ta prasme, 230 kg, 3 pakartojimam.
žiauriai mažam RPI, ta prasme, aš pasakyčiau, jūs nepatikėtumėt. Tai po to 240 vienam pakartojimui, po čia kas jau yra Fatigue single, tai irgi, ta prasme, wow, ta prasme, tiesiog wow. Programai turiu Estimated One Rep Max skaičiuoklę paprasčiausiai, kuri man paskaičiuoja pagal mano top setą dienos, maždaug mano galima vieno pakartojimo maksimumą, tai ką jis rodo, tai yra kosmosas, iš tikrųjų kosmosas, bet labai panašiai ir jaučiuosi, kad jie galėčiau patraukti. Šiandien, vat būtent dabar, tai yra tikrai labai geras indikatorius. Dabar kalbant apie varžybas, tai federacija jau paleido kalendorių. Sudarė 2025 metų visų varžybų datas. Artimiausio varžybų planas yra dalyvauti Lietuvos klasikinės jėgos trikojo čempionate, kuris vyks balandžio 12, 13 ar 14 dienomis, dabar tiksliai nepamenu, Druskininkuose. Tai vat ir prieš metus, irgi toj pačioj vietoje, tuo pačiu laiku maždaug vyko tas čempionatas, tai pasisekė užfiksuoti, ko gero, patį geriausią mano gyvenime turėto tokį kaip ir jėgos rezultatą. Jo, tai pavyko pritūpti 205 kg, paspaudžiau 145 ir patraukiau 267,5 kg nuo žemės, kas tuo metu ir dabar, jeigu neklystu, tai yra kaip ir šitoj svorio kategorijoje, šitoj amžiaus grupiai, tai yra trečia pagal dydį trauka Lietuvoje, tai kas yra visai tikrai smagus rezultatas. Sekantis dabar tikslas sudalyvauti šitam Lietuvos čempionate, kas vyksta realiai lygiai po metų. Tai labai bus įdomu pasilyginti, kiek pakilau, kiek paaugau, kiek subrendau kaip lifteris, kaip atletas. Tai jo labai laukiu, bet dar iki to mes turim čia beveik 10-11 savaičių, dabar tiksliai neatsimenu. Tai jo, tai dar liko dar treniruočių nemažai, liko dar nemažai darbo padaryti, bet visas fokusas dabar yra į tai, visos pastangos į tai ir paprasčiausiai matysim, ką pasiseks padaryti. Tai vat, dirbam toliau, žiūrėsim, kaip seksis. Bet šiam momentui tai labai geras nusiteikimas ir tikrai viskas labai super juda. Jo, tai ačiū visiems, kurie pažiūrėjote iki galo, pagailėkit laiko, kažkas nepatiko, prašau, išreiškit konstruktyvią kritiką, tas padės man augti. Ir paprasčiausiai, jeigu kilo klausimų, užduokit klausimų, į kuriuos, kaip ir minėjau prieš tai, mielai atsakysiu. Ir su jumis buvo Lukas ir iki kitų kartų.